Ką, sveiki visi, Lietuvos ūkininkas, jūs didžiuosius ekranuose. Nu ką, pagaliau sulaukta ilgoji žiema. Žinokit, net neturiu ką pakomentuoti, sniego iki kiaušų. Prisnigo, nesveikai daug, čia biškai kalbėjau, kad šiais metais nebus sniego, tai biškai per daug prisikalbėjau rodos. Tai šiandien ką darysim, tai net neįsivaizduoju. Tai yra vienas toksai pliusas ir vienas minusas, kad dabar lyja ir dar plius sninga, pažiūrėkit, sniego, pyzdėts. Tai ačiū tam žmogui, kuris rašė, kad gali atsiųsti video per Discordą, tai ačiū tau. Va, sniegas limpa, dabar atsidarom. Aišku, dabar nieko nematysit eilinį kartą. Šį kartą nieko nedarysim, bet ką padariau už kadrą parodysiu. Tai pagaliau baigiau, palaukit, čia biškį pasitam, baigiau sieną. Per tą video sakiau, kad tikrai nieko nedarysiu už kadrą, bet vis dėlto pasirodo, užkniso čia man jau kelt kaip sienų gamybos, taip sienų gamybos, kodėl? Jo, tai galvoju, padarysiu biškį už kadro. Tai kitam video, aiškiai nelabai galiu filmuoti, nes grįžtu iš mokyklos, tamsu. Filmuoti elektros nieko nėra, tai biškį šūdinai. Tai šią atlieku greit parodysiu, ką padariau. Tai va, lentų užteko labai gerai. Labai užteko, dar biškį tai pasėmiau. Tai ką dar darysim, matau, čia biškį pripusti per apačią, tai biškį šūdas. Tai dėsim antrą įvastiukę, tokią jos dėsim nuo čia iki kampo, dabar nežinau, jūs čia matysit. Už kadro mažiau dėt duris, bet kadangi esu toksai biškį atsilupęs, debilas, nelabai moku durų dėt, tai blemba, įdėjau duris, bet kadangi iš tos pusės yra čia nenupjauti, aišku, jūs nematysit, nenupjautam dieną, gaunasi laužimas ir neužsidarė. Tai kol nusėmiau, tai ant tiek buvau susinervinęs, kad nelabai trūko būdžiu, čia viską išgriovęs jau. Nu tai ką, aišku, sakau, nelabai, šiandien tikrai nieko nedarysim, nes tamsu laiko visiškai neturiu. Va, ką tik grįžau prieš 2 valandas iš mokyklos, galvoju, pafilmuosiu video. Tamsu kaip šiknuoju eilinį kartą. Toksai trumpas video. Jo, tai dar ką už kadų, tai susivežiau už tus visus šūdus, kur čia buvo atliekos visos to medžio. Tai susivežiau prakurom, čia biškį tripodą. Tai dar, ką darysiu, tai darysiu, va čia dėsiu tokią lentą, čia bus tokie juostukiai, tai bam, tokios lentos, tokių va, nežinau, iš jų matot, bet gal matot. Ai, nesikai per telefoną tamsu, pyzdėt. Kaip šiknoj, o dėsiu tokią lentukį, tai jo. Ir jo, pasidarysim duris, tada spintelės pasidarysim. Nes spintelės, bet tas tokias lentynėlės ir tada gal nežinau, kažką šitam durim dar reikia daryti, aš net fucking neįsivaizduoju, ką su jom blemba daryti. Nežinau, rašykite komentarus, ką daryti, neįsivaizduoju. Ir ką su pačiu daryti reikia, neįsivaizduoju. Tai ką, viskas, dabar blemba. Nu žinokit, ant tiek šaltai, kad va, ką tik pafilmavau kokias 3 minutės jau belenkai rankas užgėliau. Blemba, prieš nepamečiau. Tai jo, tai sakau, sniego, belenkiek daug. Rankos šala, dabar rodo -10, jo bišto ir rogis kaip šalta. Tai jo, galiu aš mat paudyti, kas gero tenais, bet, nu jo, gal aš paudysiu, vis tiek čia ne ką veikiu, bibį volioju. Nesąmonės nekaščiajum, tai vis tiek. Tai susirinku savo žaisliukus, kad neužšaltų. Blemba, nieko absoliučiai nematau šio kaimo. Ajo, dar yra vienas minusas. Biški, kaip dariau anas duris. Biški, dalykas nulūžu, tai parodysiu, aš jums pasiimu pirštinės. Užsidarinėju. Nesakau, čia toks video bus, parodysiu, ką biški padariau iš kadro, nes negaliu labai nieko filmuoti. Tai čia buvo, blemba, kailė, čia buvo toksai dalykas padarytas užraktas, kaip planuojam, bet jis pasirodo mum nulūžo. Nebereikalo sukau stoginiais varžtais.
Gerai sako, kad jie yra šūdas tik tais skardai sukt. Taip ir yra. Blemba, viskas čia ledu pavirtė. Kurmi tai. Nu nahui. Absoliučiai viskas. Tai va. Šitus durys dar labiau susėdo. Nežinau, šūdo kuriuo reiks pasimti družbarą ant galų supjaustyti, jeigu nieks nesigaus. Ne, šitai mes čia nieko nepjaustysim. Tvarkysim, darysim. Nepasiduosim. Jūs tik pažiūrėkit. Blemba, telefonas belenkai sušlapo. Va, eini. Blėt. Ir eini, rankos užgeltos. Tai jo. Tai čia pas mane projektų tikrai nemažai. Tikrai nemažai. Jo. Tai to čia greitai aš elektrą pasijungiu pas save, aišku, kaip dokumas įsikrovęs. Eilinį dieną ofise reiškės. Blemba, tu iš čia pasijungiu. Kontaktų nesusiliečia viskas, va. Ta biškė kamera. O tu blemba, kaip sušlapus kamera. Biškė pasivalom kamerą. Blemba, neturiu ko nusivalyti, bet tarkim, gerai paskui nusivalysiu. Gal trukščioja. Tai ką dar jau seniai matė šiaip tai mano šitą vietą. Tai čia nieko dabar tikrai nepasidariau, kaip paskutinį kartą filmuoti, tik biškį turim tokių daiktų išsiardė. Tai iš tiesų eisi mano garažą, iš tiesų eisi mano garažą. Tai tokį soliuką aš lauko atnešiau, kad nesupūtų, nes laukia ir tokį bliūdą dar radom. Tai šitas bliūdas, nežinau, buvo ant stulpo tokia kaip lempa ir nukrito, tai tiesiog pasėmiau, ką žinau, baig lempą trukčiot. Tai ja, kaip ir daugiau tą dar planuoju daryti. Sakau, šitų projektų pas mane tai milijonas, bet niekur nėra laiko. Tokį prilygintą darysiu, elektrą atsivest. Tai jo, nu ką, kaip viskas iš tą namelį, dabar kol kas nelabai aš einu. Kodėl neinu į savo šitą garažiuką mažiuką, kur privati valda, tai nes visiškai neturiu laiko, tik va, grįžtu, va, persirinkiu, pavalgau iškart į garažą. Tai jo, blemba mano dovana, kur gavau per kalėdas, kaip parodysiu bartam vaizduryšę, bet kadangi esu asilas, neparodysiu, nes pamiršau kaip visą laiką. Nebereiklos smegenys šūdų maišytos. Tai jo, da čia biškiai paėtų, kad čia biškiai apsimėčiau, apsitaikiau, nes čia buvo šapbakštinis, čia žiūrkiais vaikščiau, kampaisiau, apsitaikiau biškiai, tai jo. Tokią žiemą turim. Labai gerai, kad žiema atėjo, labai laukiam. Aišku, ten sakiau, kad nebus žiemos, tai pasirodo žiema jų, tik reikėjo biškį palaukti. Nu va, ir viskas, tai ačiū žiūrėt, kad šį video. Nepamirškit, laikint, subscribeit. Blemba, sakau, jeigu turėčiau elektrą, tikrai dirbtų iki naktų dirbčiau. Bet dabar tikriausiai video keliu tik savaitgaliais, nes it is what it is. Tai ačiū tam žmogui, kuris man tikrai sakė, siūs per Discordą, tai ačiū tau. Respektas. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjote video, nepamirškit laikint, subscribeit ir susitiksim kitą video. Dabar lėkiu šitą video jūsų montuotojui ir parašykit komentaruose, jeigu šis video bus editintas, parašykit, ar gerai editintas, ar dar kažko trūksta, ar dar taip kažko. Tai jo, čiau, lėkiu ir dar pala. Ištyrėm tokį vieną vaizdų įrašą iš savo YouTube, tai tveriam sienas ar statom sienas garažo part 3, part 4 buvo dalis, šią ištyrėm, papasakosiu kitam video tikriausiai, arba šis nepasakosiu, tai jo, tai žinau part 4 dalį, nes, biškai reikėjo, tai arba papasakosiu kitam video, jeigu nepamiršiu, arba šis nepapasakosiu, tai jo, gerai, čiau, viso gero.